gardžiuojame skaniausiais valgiais, skanaujam, ragaujam, bet žinot, ko paskui pasigendam, kai grįžtam namo? Juodos savo duonelės. Juodos savo duonelės, nes jinai mus maitina, jinai mus stiprina, jinai mus veda. Ir raštas mums primena ir moko mus apie tai. Nepasiduokite ir nepasilikite. Kalbėdami tiesiai su meile, augime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patys stato meilėje. Savaip veikiant kiekvienai daliai. Pasižiūrėkime mes į savo kūną. Kiekviena dalis, kiekvienas narys, jis veikia savaip. Mano inkstas skiriasi nuo kepenų, mano širdies veikla skiriasi nuo kraujotakos, skiriasi, bet viskas kam yra, kad mano kūnas būtų stiprus, kad jis veiktų, kad jis judėtų, kad jis būtų iš tikrųjų naudingas ir atliktų tą darbą, kurį jis turi atlikti. Kūnas yra kaip apdaras, kaip apsiaustas, kaip paltas, bet jis turi funkcionuoti ir kiekviena kūno dalis mano atlieka tam tikrą funkciją. Taip ir Kristaus kūnas. Ir jeigu mes mėginame pritempinėti, mes mėginame lygintis, mes mėginame, žiūrėdami į kitą narį, sakyti, kad tu daryk taip, kaip aš darau ir bus gerai. Tai nėra gerai, ne apie tai, nes jo paskirtis yra visai kita. Inksto paskirtis yra visai kita negu kepenų paskirtis. Širdies paskirtis yra visai kita paskirtis negu mano kelio paskirtis. Ir jeigu mes šitų dalykų neskiriam ir neatskiriam savo kasdienybėje, tai ko mes mokomės, į ką mes tada žvelgiame ir pasakykite, kaip tada galime užaugti ir tapti tais tikrais vyrais ir tomis tikromis moterimis, tomis ištikimais, tais patikimais, ką Indrė šiandien skaitė, tais patikimais, kuriais Dievas galėtų pasitikėti. Ne šiandien tu esi, o rytoj tavęs nėra. O poryt kažkas atsitiko tave gyvenime ir tu jau kažkur tai, ir tu jau ten. Ir mes galvojam, kad Dievas gali patikėti mums kažką tai svarbaus. Tai yra neįmanoma, taip nėra daroma. Taip nėra daroma žemėje, taip nėra daroma danguje. Taip nėra daroma danguje, taip nėra daroma žemėje. Jeigu mes esame tie žmonės, išmintingi žmonės, supratingi žmonės, gilinamės į žodį, ką Dievas sako. Begalvodama ir besiruošdama iš tikrųjų ir matydama ir žvelgdama tiek, kiek galiu, kas darosi aplinkui ir ta pasiūla ir tas draskimas Dievo žmonių yra begalinis, nes to pažinimo kabutėse ta apstybė, kur geriau, kur ten prakilniau, kur ten kas. Ir tas bėgiojimas nuo vieno prie kito privedė mane iš tikrųjų prie tokių minčių. Jeigu Dievas tai būtų mėtęsis vis, jeigu Dievas Tėvas ir Jėzus Kristus būtų, tai, žinot, mėtęsis, pabūna su vienais, ai dabar su kitais, ai dabar su trečiais, ar dabar su ketvirtais. Ir nuolat tame tokiame mes šiandien ne tik, kad nekalbėtume apie amžinybę, mes šiandien, tikrai kitur būtumėm. Nes jis ėjo tikslingai žinodamas, kam jis atėjo, kokia jo misija ir ką Dievas trokšta Tėvas, kad jis atliktų. Juk Evangelijose
Tiek daug pasakyta yra, kiek Jėzus sako, aš nieko nedarau pats iš savęs, bet aš darau visą, ką matau darant tėvą. Ir jeigu tėvas danguje ir mūsų viešpats, kada žemėje tarnavo, būtų kas savaitę blaškėsis ir mėtėsis, tai ten, tai ten, tai ten, mes šiandien apie amžinybę nekalbėtume. Netgi tą paskutinę valandą, kai jis nešė šitą kryžių, jis nešė šypsodamasis, jis nešė šlovindamas išorėje ir ten, kaip įsivaizduoja, jis nešė šitą kryžių, kur suklupo ir nebepanešė, sudaužytas, sumuštas. Ar mes galvojam, kad tėvas danguje džiūgavo, kai matė savo sūnų, vat šitaip einant į mirtį, šitaip matant šitą gaują ir minę, kuri tyčiojosi ir šaukė ant kryžiaus jį, ant kryžiaus, ar mes galvojam, kad dangiškasis tėvas žiūrėdamas į visą tai džiūgavo? Ir visas dangus džiūgavo? Bet jis nepakeitė Dievas savo sprendimo, matydamas visą tai, nes jis žinojo vardan ko tai yra. Mūsų dažna kartą yra problema ta, kad mes labai trumpai, mūsų regėjimas trumpas, mes trumpai matom, netoli matom, o tik čia. Štai ir yra duotas Dievo žodis, štai ir yra Dievo žodis duotas, kad aš žiūrėčiau į jį, mąstyčiau, apgalvočiau ir pasigilinčiau, kad suprasčiau, kad pasvarstyčiau ir apsvarstyčiau. Ir jeigu tėvas dangiškasis būtų pakeitęs savo sprendimą, matydamas savo sūnaus kančią, kur mes šiandien būtumėm? Savo nuodėmėse. Ir eitumėm tiesių taikymų į pražūtį. Jeigu dangiškasis tėvas ir mūsų viešpats Jėzus Kristus, kada buvo kalamas ir keliamas ant kryžiaus, būtų pasakę gana ir pašaukęs šitos pulkus Dievo armijos, kad jį nuimtų, mes šiandien nekalbėtumėm apie tai. O kaip mūsų gyvenime? O kaip mūsų kasdienybėje? O kaip pas mus? Kai tas spaudimas yra kartais per sunkus, bet Jėzus sako, aš niekada tavęs nepaliksiu. Kada tas spaudimas atrodo beprasmis, bet tai man atrodo beprasmis. Praeitą sekmadienį aš apie tai užsiminiau, kad Dievo mintis ir mano mintis tai ne tas pačios, ne taip pat. Ir man dažną kartą taip pat reikia prisiminti tai. Ir jums kalbu, prisiminti. Bet ne situacijos paveikti, emocijos sukeltos, pakeltos, įjaudrintos. Kiek aš kartų šaukiu, niekada nedarykite sprendimų emocijų paveikti. Emocijų. Ar tos yra geros, džiaugsmingos pakilime, ar jos yra iš tikrųjų liūdnos ir liūdna ir skaudu. Sprendimų negalima daryti jokių, nes viskas yra išderinta. Viskas yra išderinta. Ar tai būtų wow, ar tai būtų ojojojojoj. Pralaukti reikia, prabūt, kad grįžtų blaivus protas ir sveikas tikėjimas. Evangelija mums to moko. Blaivus protas. Pagalvokim, ar tėvas taip darytų, ar Jėzus taip darytų, ar Jėzus. Kiek mokymų yra apie tai? Klausk, sako Jėzaus. Ar jis taip pasielgtų? Vieno klausimo reikia ir tave iškart sustabdys. Ar tikrai viešpatie taip tu nori? Ar tikrai tu taip darytum? Ir ateitų kitas klausimas, kitas. Ir va, šitaip mes esame mokomi ir brandinami. Nemesti kelio dėl takelio, kuris tuo metu atrodo, wow, va čia tai wow. Va čia tai wow, o tai ten tai wow. Tol, kol nenuėjai į ten, wow. Pabūsi ten, wow, tada kažkur tai bus vėl wow. Ir vėl bėgsi wow.
Tai kiek bėgiosi, kaip užauginti, kaip subrandinti, tikinti žmogų, pasakykit. Kolosiečiams laiške 2:6 yra tokios eilutės, kas rašotės, cituoju jums, Kolosiečiams 2:6. Pasižymėkit iš tikrųjų šitas vietas ir namie galite iš tikrųjų ir pavartyti. Aš nesakau, kad viskas, žinot, pamokytų, bet kažkoks žodis, kažkoks tai vėl priminimas, kad nepasiduoti tam chaosui, kuris vyro pasaulyje, o pasaulis veikia ir bažnyčia. Būkim sąžiningi, nes visas tas, kas sklando, žinot, tai veikia ir atnešama yra ir į bažnyčią, nes mes ateiname iš ten. Kolosiečiams 2:6. Taigi, sako raštas, kaip esate priėmę viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami jame įsišaknyję ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti dėkingumo. 8 eilutė. Žiūrėkite. Raštas ką sako? Žiūrėkite. Ai, kažkaip tai savaime, tiesiog ėjau, pamačiau. Raštas man sako, žiūrėk, atidžiai įsižiūrėk. Yra kažkokia situacija, yra kažkas tai, kas vyksta tavo viduje, yra kažkas tai, žiūrėk. Kad jūsų, sako, kad kas jūsų nepasigrobtų filosofija ir tuščia apgaulė, paremta žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Sako, žiūrėk, kad nepasigrobtų filosofija ir kas tuščia apgaulė. O ten, o na. Kam duotas protas, brangieji? Kam duotas protas apmąstymui? Kodėl mes negalim pajungti jo? Kodėl nenoras pajungti protą ir mąstyti, o paskui eiti ir į širdį? O ką tu viešpatie mąstai? Kaip tu mąstai, Dieve? Aštuoniolikta eilutė. Sako, tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesilaikydamas vienybės su galva, iš kurios visas kūnas sąnariais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn auga Dievo teikiamų ūgių. Pamėgęs tariamą nusižeminimą, angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus, ką aš pradžiai minėjau. Juk jeigu tau kažką tai Dievas davė, apreiškė, tai turi būti ką naudojama. Jeigu atėjo supratimas, tai tavo ir mano gyvenime turi būti naudojama, pritaikoma ir vieną dieną duoti vaisių. Bet jeigu tai yra tik tai ble, kažkas tai žino. Ir tais ble eini ir skleidi ir daliniesi. Ką? Kaip aš sakau, ką tu nori to pasakyti? Taip, tau Dievas kažką tai kalbėjo, apreiškė, gerai. Ką tu nori man pasakyti? Apie ką eina kalba? Tu nesupranti, tai paaiškink man, kad aš suprasčiau. Bet matai, tu kitam gali paaiškinti, kada tu pats supranti. Kad aš pati nesuprantu, kas man apreikšta, kas man duota ir dėl ko visą tai, aš negalėsiu kitam paaiškinti. Tai ir nešnekėkime. O kas yra pagunda pasirodyti? Man Dievas kalbėjo.
Žinot, viešpats Jėzus Kristus kalbėjo ir Naujasis testamentas yra visas užrašytas. Ir šiaip, kaip šitas pradininkas Liuteris pasakė, ir kažkuria prasme aš su juo sutinku. Viešpatis sako, neduok man jokių sapnų ir apreiškimų ir regėjimų, nes mane tai klaidina. Man atneša sąmyšių, aš turiu, sako, tavo žodį. Aš nesakau, kad čia, žinot, bet kažkuria dalim aš tikrai sutinku. Kada žmogus pasiduoda į visus tuos, žinot, ir vien tik tai apreiškimais, regėjimais ir išgyvenimais, tai niekur neveda. Bažnyčia niekur neveda, niekur nenuves, neužaugins. Tik tai ginčai, barniai, konfliktai, nes visada atsiras iš tikrųjų, kas pasakys tiesą, o ką tu čia nori to pasakyti, o kur mintis, kur esmė, visada žiūrėkite, o kur yra esmė, o ką tai keičia mano gyvenime, nu gerai. O ką tai keičia mano gyvenime? Dievas tave myli. Aš žinau, parašyta yra. Aš žinau. Ir jeigu aš 34 metai tikėjime ir man dar vis reikia, kad būtų apreikšta, kaip mane Dievas myli ir koks jis geras man yra, tai nelabai toli nuėjau tikėjime. Man nereikia kalbėti, kad aš atgimusi, aš žinau, kad aš atgimusi. Aš žinau, kad Dievas myli. Iš kur? Iš Dievo žodžio, iš apreiškimo ir suvokimo, kad jis yra apreiškęs save. Ką šiandien noriu pasakyti? Nesiblaškykite, tikintieji. Nepasiduokite šitiems visokiausiems iš tikrųjų mokymams, blaškymamasi. Aš nesakau, yra daug gerų dalykų, bet gebėkime atsirinkti, kas ugdo tave, kas pakelia tave, kas stiprina tave, o ko tau visiškai nereikia. Ko tau visiškai nereikia. Ir tikrai blaškymasis, bėgiojimasis ir širdies tas, kada atnešamas yra chaosas į tavo širdį ir į tavo protą, tikrai neduoda jokios sveikatos. Nei dvasinės, nei fizinės sveikatos. Tai neduoda. Atneša nerimą, pasimetimą, baimę. Nesvarbu, kokiu Dievo žodžiu ateinama į tavo gyvenime. Tai nėra viešpats. Tai nėra Dievas. Jeigu tu ateini ir kalbi man, atnešdamas chaosą, nerimą, nesvarbu, kaip tu vadiniesi ir kokiu ten vardu ateini. Angelų vardu, Jėzaus Kristaus vardu, šventųjų vardu. Ne, niekada Tėvas dangiškasis taip nedaro ir niekada taip nedarys. Įsigilinę į regėjimus. Čia vėl apie ką? Įsigilinę į regėjimus. Man reikia įsigilinti, mums reikia į Kristų, į jo žodį, bet ne į regėjimus, į tą tarpelį, ką aš pamačiau, ką išgyvenau. Ir taip įsigilinau ir metų metais, kurie, ką aš sakau, priveda prie pasipūtimo ir į to aš. Mumis ir taip, va kiek aš, va kiek yra daug aš. Sako, jūs grindžiate, žmonės savo dvasinį pranašumą grindžia mistiniais išgyvenimais. Mes tikrai esam sutikę ir jūs esat sutikę ir sutiksit tikrai. Ir ko mistiškesnis, ko paslaptingesnis ir tu klausai žmogaus ir tu nieko nesupranti, ką jis nori pasakyti, kur jis yra. Mistika. Dievas yra labai aiškus ir paprastas. Nes jeigu jis ateitų į mano gyvenimą ir kalbėtų nuolat paslaptimis, kaip man pasimokinti? Vien paslaptimis, uždangomis, mistika. Apie ką? Burdai, burdininkavimai, kas čia yra? Ir liūdna, kad iš tikrųjų tikintieji žavisi tokiais žmonėmis. Ne puikybės jų nemaitinkite, nereikia jų puikybės maitinti.
Tai yra puikybė jų. Didžiuokimės, kad tikim Kristumi. Ko iškelkim. Tikėjimas Kristumi. Ką jisai, kaip jis veda. Ką jis atliko. Angelų garbinimas, sako, kyla taip pat iš puikybės ir pasitikėjimų savo vaizduotę. Ir žmogiškais samprotavimais, ignoruojant pamatinės Evangelijos tiesas. Kas yra pamatas? Ant ko stovi tavo tikėjimas? Ne ant regėjimų, net neišgyvenimų, bet ant apreiškimo, kad Kristus atėjo, numirė, buvo prikeltas ir šiandien sėdi tėvo dešinėje. Štai mūsų pamatas, ant ko mes statydinti turim visą savo gyvenimą. Ir iš to išplaukia visi kiti dalykai. Ar jis nekalba mums taip kalba, ar jis mums neapreiškia, tikrai apreiškia. Bet tai visada turi priežastį. Visada Dievo apreiškimas tau, man, mums visiems, jis turi visada priežastį kokią, kad pakelti, kad sustiprinti, kad padrasinti, kad pakoreguoti. Bet ne šiaip, žinot, neturėjo ką veikti ir Dievas. Taip nėra. Nepritarkite tokiems žmonėms ir patys nebūkite tokiais žmonėmis. Aš primenu, paskaitykite dabar iš tikrųjų Timotiejų laiškus. Ir 1 ir 2 labai apaštalas Paulius kalba apie šitos paskutiniausius laikus. Ir ypatingai Timotiejų 2, 4 skyrius ir 1 Timotiejaus 4 skyrius. Jis kalba būtent apie paskutiniausius laikus, apie šitas dienas, sako, dvasia aiškiai sako Timotiejų laiške. Gerai, paskaitysiu. Timotiejų laiškas, 1 Timotiejų 4:1. Timotiejų 4:1. Timotiejui. Tiek skirtukų prisidėjau, kad neberandu. 1 Timotiejui 4:1, žiūrėkit. Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, nuo tikro, nuo tikėjimo, sako. Pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams. Dvasia sako, kad paskutiniausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo. Nes žinot, atsiprašau, sekti Kristumi nėra paprasta. Kiekvieną dieną ir kiekvieną savaitę nesipila apreiškimai, tiesa, nesipila, žinot, tie aplankymai ypatingi, kaip mes suprantam, ypatingi, kad pasakiau ir įvyko. Tai yra iš tikrųjų nuoseklus, nuolatinis atsidavimas kiekvieną dieną sekti juo. Ir dažną kartą ten džiuginančio nelabai yra. Susiduri su kuo? Su savim. Pamatai save, pamatai situaciją ir kaip reaguoji. Ir, o taip norėtųsi kitaip. Ir Viešpats sako tylėk, Viešpats sako atsiduok, Viešpats sako pakelk, Viešpats sako atleisk. O taip norėtųsi. O taip kartais norėtųsi. Bet per tai mes esame arba Dievo pagalba ir Dievo dvasios pagalba mumise miršta senieji įpročiai kovoti, kai buvom įpratę. Veidmainingiems melo skelbėjams viskas išvardinta, pažiūrėkit. Čia kalba tikintiesiems, čia Paulius apaštalas
kalba savo mokiniui Timotiejui, sako, Timotiejau žinok, kurių sąžinė paženklinta įdaru, draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. Ir noriu dar apie tauškalius truputėlį pasakyti. Čia taip pat yra 2 Timotiejui. Dabar 2 Timotiejui 2:16 pereinam. Kaip įdomu, kad būtent apaštalas Paulius, ir mes žinom, kokiu laiku jis gyveno, šitam jaunam pastoriui, jaunam pamokslininkui, savo mokiniui, kalba tokius dalykus, kurie tokie aktualūs yra mums šiandien. Pagalvokit, kada tai užrašyta, kada tai ištarta, kada tai pasakyta. Ir šiandien tai mes labai puikiai matom. Aš manau, kad ir kiekvienoj kartoj buvo, bet čia eina kalba apie tai, sako, kad paskučiausiais laikais. 2 Timotiejui 2:16. Venk nerimtų tauškalių. Geras. Esam sutikę, kartais ir patys atsidurim kartu. Nes tiek žinau, o tai kur dėti, tiek galiu pamokyti, o tiek regėjimų turiu, o tiek patyrimų turiu, o tiek ir aš. Sako, venk nerimtų tauškalių, jie vis giliau bris į bedievystę ir jų kalbos tarsi vėžio votis vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas, kurie nuklydo nuo tiesos, tvirtindami, kad prisikėlimas jau vykęs ir to griaudami kai kurių tikėjimą. Čia konkrečiai buvo žmonės 2 ir jie ką skelbė, kad prisikėlimas jau įvykęs. Bet dabar pažiūrėkim šiandien. Sako, venk nerimtų tauškalių, nedalyvauk, neprisidėk. Arba kaip kad aš sakau, nepaskatink dar labiau didžiuotis ir puikuotis, tiek kiek nuo tavęs priklauso. Ir aš tikrai pasigilinau daugiau iš tikrųjų apie tos tauškalius. Čia Paulius apaštalas kalba, kad sako, nesivelk į tuščias, beprasmes ir dvasinės naudos neduodančias diskusijas. Nesivelk. O gal anai, o gal tai, o ką ten, kur esmė? Ką tu nori pasakyti? Nieko, bet tai kam kalbi? Ir va tos tuščios kalbos, kam? Kad parodyti ir iškelti ką? Kristų. Labą dieną. Kad parodyti, koks aš esu. Ką? Nesivelkite, nebūkite tai žmonėmis. Visada, jeigu nori ką pasakyti, tai ir apgalvok, ką tu nori pasakyti, kuom tu nori pasidalinti. Kur yra? Ne šneka dėl šnekos, tai yra šneka dėl šnekos. Tai yra, žinot, kieno, šitų, mažutėlių. Ir kada mažutėlis atbėga, mamai paklausyk, močiui, labai gerai, ir ten jis nueiki. Bet palauk, kiek tau metų. Ir jeigu dar tu vis toks, dar venkite. Tai veda iš tikrųjų tik į puikybę ir į išdidumą. Toliau sako, jie vis giliau bris į bedievystę. Matot, kur tuščios kalbos nuveda. Tuščias kalbėjimas, žinojimas, tik tai žinojimas, be apreiškimo, be supratimo, kur nuveda į bedievystę. Toliau žiūrėkit, ką sako, ir jų kalbos tarsi vėžio votis vis plis. Tai nepasitraukia, tarsi vėžio votis. Ir čia yra graikiškas žodis panaudotas gangraina. Ir mes žinom, nuo ko tas žodis gangrena. Čia būtent apaštalas Paulius naudoja šitą žodį gangrena.
Ir mes žinome, ką tai reiškia gangrena. Šitas negyvas, iš tikrųjų miręs audinys, jis ką daro, jis užkrečia ir pūdo sveikas kūno dalis. Supūdys, sunyks. Ir mes žinom, ką reikia daryti, kada mums iš tikrųjų fiziniam kūne gangrena, kojas, galūnės nupjauna, kad visas kūnas nebūtų užkrėstas. Tai čia kalba apie tos dalykus apaštalas Paulius Timotiejui: venkite, nedalyvaukite, nebūkite tokiais tauškaliais. Kalba dėl kalbos, šneka dėl šnekos, ką tu nori pasakyti, kuom tu nori pasidalyti. Venkite, nes sako, bris vis giliau į bedievystę ir tas plis. Ir plis, nepalaikykite tokių žmonių iš tikrųjų. Tai kaip nepalaikyti? Nepalaikykite, nes čia jokio dvasiškumo nėra, jokio dieviškumo nėra. Tai yra tik tai kūniškumas ir savęs parodymas. Ir mus mokina tai Dievo žodis. Ir prie ko mes prieinam ir ką šiandien noriu pasakyti: būkime blaivaus proto ir sveiko tikėjimo, aukime, leiskim Dievui mus auginti, nebepasilikime tie maži vaikai. Kai nieko nesuprantu, tai kaip, nes kažką tai vis tiek tu supranti, kažką tai tu vis tiek jau supranti. Tai reikis pagal tą supratimą ir dėliok mintis pagal tą supratimą. Ko nesupranti, žvelk į žodį, žiūrėk apie ką kalba, į palyginimus, pasigilink, bet ne. Niekada neveikite ir nedarykite emocijų paveikti. Jokių sprendimų nedarykite iš emocijų paveikti. Nes jeigu mūsų tėvas būtų elgęsis pagal tai, kaip jis buvo paveiktas, ką jis matė, ar galvojat, kad jis matydamas Kristų džiūgavo, vėl noriu priminti, jam gėlė širdį, jis verkė, aš įsitikinusi. Ir jeigu jis būtų pagal tai pasielgęs, mes šiandien gyventumėm ir būtumėm savo nuodėmėse. Jeigu Jėzus Kristus būtų pašaukęs angelų kariauną, kada kabojo ant Golgotos kryžiaus, mes šiandien nebebūtumėm savo nuodėmėse. Štai ką noriu pasakyti: paveikti emocijų, išgyvenimo ir daromi sprendimai. Niekada taip Dievas nedarė ir neskatina ir neragina mūsų tai daryti, bet sako, apgalvokite, apsvarstykite ir kartu su manimi priimkite sprendimą ir judėkite, ir aukite, ir bręskite, ir tapkite, kaip mes čia Efeziečiams skaitėm, pagal Kristaus amžiaus brandą. Aukime. Ir tai šiandien iš tikrųjų mūsų malda ir mūsų šauksmas būna į Dievą. Dieve, augink mus. Viešpatie Dieve, nepalik mūsų, Viešpatie, tuščiuose įsivaizdavimuose, Viešpatie Dieve, blaškymosis. Te nurimsta, Viešpatie, te nurimsta mūsų sielos. Te nurimsta. Ir te mūsų dvasia, Viešpatie, pakyla, kad ji būtų tas vedlys, kad tavo žodis, Viešpatie Dieve, būtų ta šviesa mūsų keliui, kad Viešpatie Dieve aplinkybės, situacijos, audros, vėjai, Viešpatie Dieve, ar saulė neiškreiptų, Viešpatie Dieve, ir neatitrauktų mūsų nuo tiesos, nuo esmės, nuo Kristaus tavęs. Mes meldžiam, Viešpatie, ir aš meldžiu už bendruomenę, aš meldžiu, Viešpatie, už kiekvieną, kuris šiandien girdi, Viešpatie Dieve, te supranta, Dieve, ir te pasišvenčia, Viešpatie, sekti paskui tave. O tu, Viešpatie Dieve, buvai toks, kuris niekada nesiblaškei, niekada, Viešpatie, ir niekada nesiblaškysi, ir niekada, Dieve, tu nedarai taip su savo vaikais. Mes meldžiam, Viešpatie, šiandien atsiduodami ir pasiduodami, Dieve, tau, tebūnie tavo valia. Taip kaip danguje, taip ir žemėje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Tai noriu atsisveikinti su jumis iš tikrųjų, tai šitas žodis iš tikrųjų, ta mintis ir tas, kas jums iškilo, pasilieka su jumis ir duoda vaisių. Gražaus jums likusio sekmadienio. Sudie.